Sveiki draugai, prieš mus atnaujintas H serijos modelis iš Segvėjaus Navimove vejos robotų. Šita serija gaminama yra nuo šių 26 metų ir pati esmė, ką gavo robotas, yra štai va šita dalis. Taip pat pakalbėsime šiek tiek ir apie GPS anteną, kurios komplekte jau nebus. Tai pradėkime nuo vaizdo kameros, kuri yra štai čia. Pirmieji modeliai, kurie buvo gaminami, jie neturėjo vaizdo kameros, ją buvo galima įsigyti papildomai arba buvo komplektacijoje iš karto, jeigu rinkotės tokią versiją. Įprastai robotas buvo be akių, be vaizdo. Nuo šiol kamera yra pas visus. Robotas važiuodamas, dirbdamas pas jūs teritorijoje, taip pat susikuria dar vieną virtualų žemėlapį, patirties žemėlapį, taip pat stebi kliūtis. Tai yra labai gera opcija, kuri leidžia robotui dirbti tiksliau, išsimokinus jūsų teritorijoje. Sekanti vieta štai yra lidaras. Lidaras, ne visur lidaras vienodas. Tai mes apie tai pakalbėsime kituose videose. Šį kartą trumpai papasakosiu, kad šitas lidaras, lazerinis skeneris, neskenuoja aplink visos teritorijos ir ten esančių objektų nemato. Mato priekyje. Kitaip tariant, kai robotas važiuoja štai į tą pusę, jo platus matymo kampas leidžia lidarui orientuotis teritorijoje. Tai yra ypač gerai, kur yra pravažiavimai siaurus, kur galbūt truks GPS-nio ryšio, kur truks kažkokio tikslumo, ten veiks lidaras. Ir pats robotas nuspręs, kuriuo būdu jam naviguoti jūsų teritorijai. Kad teisingai supras, kas yra dažnai minimas lidaras, nes renkatės robotą, jūs dažnai girdėsite lidar robotai, tai yra lazerinis būdas išsimatuoti distancijas priekyje. Trumpai tariant, lazeriu yra šaudoma į priekį ir robotas mato atstumus, kas kur yra. Vaizdo su lidaru robotas nemato, mato vaizdo kamerą, bet su lidaru puikiai mato distancijas. Taip kaip su lazeriniu matuokliu išsimatuotume distancijas iki kiekvieno objekto. Tai yra puikus sprendimas. Na ir pati esmė NRTK. Anksčiau perkant H serijos robotą būdavo komplekte antena. Šiek tiek mažesnė, paėmiau kaip pavyzdį. Nuo šiol šios antenos komplekte nėra. Robotas dirba NRTK technologija. Kasgi tai yra? Pati pirmoji raidė N jau koduoja žodį network. Reiškia, robotas rišasi ne prie dar vienos tokios antenos, kuriam reikia įsikelt, o rišasi prie GSM bokštų. GSM tai telefono ryšio bokštų, nes bokštai yra stabilioje vietoje, puikiai žinomos yra koordinatės ir vietoje tokios antenos naudojami yra bokštai. Jeigu jūs NRTK technologiją vadinsite GPS-niu robotu, čia klaidos jokios nebus, nes viena GPS antena stovi pačiame robote, o antroji antena tiesiog yra pakeista iš tokios fizinės į mobilaus ryšio bokštus. Štai ir viskas. Turiu paminėti, kad prie, tarkime, tokio didelio Segvėjaus robotas gali dirbti tiek NRTK technologijai, tiek senuoju patikrintų būdu. Atkreipsiu dėmesį, kad H serija tokio dalyko neturi. Papildomos antenos įsigyti negalima, iškeisti NRTK technologijos ir į įprastą sistemą taip pat nebus galima. Ir svarbiausia tema – pinigai. O šitoje vietoje mes jau prieš prekybą matome manipulacijų ir šnekų, kad NRTK yra brangi technologija, kad kainuos, nesirinkit ir panašiai. Užtikrinu jūs, Segvėjaus NRTK technologija nieko nekainuoja. Nekainuoja nei perkant, nei po metų, nei vėliau. Roboto duomenų ryšio palaikymas su GSM bokštais yra nemokamas. Nemaišykime su duomenimis, kurie yra skirti atnaujinimui, mobiliam telefonui, appsui, nes tai yra visai kita linija. Taip kad robotas duomenim su NRTK technologija nekainuoja, robotas dirbdamas per eSIM dėl jūsų serverio, dėl jūsų telefono, pranešimų viso kito, ten yra kita kalba. Pirmaisiais metais gamintojas duoda jums naudotis nemokamai duomenų planu, sekančiais metais reikės pirkti. Kainuoja dažniausiai apie 30 eurų metams. Jeigu tai jums yra labai dideli pinigai, jūs tiesiog duokite robotui Wi-Fi, duokite savo namų Wi-Fi visoje teritorijoje ir nereikės rinktis eSIM plano su duomenų planu metams už 30 eurų. Nemaišykite
telefono duomenų plano su NRTK. Tai dvi skirtingos temos. Na ir toliau turbūt lengviausia tema tai yra mūsų pjovimo diskas. Turim štai tokią apsaugą, turim 5 peiliukus, nebe 3, turim tokį aštresnį protektorių. Robotas atrodo įprastai, kaip ir įprasti H serijos robotukai, niekas čia daug nepasikeitė, tiesiog pasikeitė jo darbo algoritmas. Pasikeitė navigavimo sistema, atsirado kamera, lidaras ir NRTK vietoj GPS antenos. Jeigu turi klausimų, klauskit, mielai atsakysim.